Šiame kanale pasakojamos tikrais faktais paremtos istorijos. Dauguma jų gali būti šokiruojančios, baisios ar net emociškai nepakeliamos. Jos skirtos tik morbidinį smalsumą turintiems žiūrovams, siekiant pažinti tamsiąją žmonijos pusę, o ne ją propaguoti. Autorius šio turiniu nesiekia skatinti smurto, žiaurumo ar neapykantos. Šis video nerekomenduojamas mažiau nei 18 metų turintiems bei silpnų nervų žiūrovams, kadangi jame bus rodoma medžiaga, galinti šokiruoti ar sukrėsti. Jei vertinate autoriaus darbą, paspauskite patinka. Jei norite palaikyti kanalą, palikite atsiliepimą komentaruose bei sekite naujas istorijas. Visi šaltiniai ir naudota medžiaga šiai istorijai bus nurodyta video gale. Daugiau nei 30 metų serijinis žudikas terorizuoja Vičitos miestą, Kanzase, persekiodamas ir žudydamas jaunus ir senus, moteris, vyrus ir net vaikus. Mes buvome mirtinai išsigandę, todėl jis mus visus kontroliavo. Kas buvo šis žudikas? Kodėl jis į mus taikosi? Vičitoje, Kanzase taip nebūna. Nusikaltimo vietos atskleidžia beprotišką susižavėjimą vergavimu, smaugimu ir seksualiniu iškrypimu. Visa jo esmė buvo sukurti šią seksualinę sadistinę fantaziją. Taigi kankinimo dalis buvo jo galia kontroliuoti ir jis ketina pasinaudoti šią kontrolę, atimdamas jų gyvybės. Žudikas tyčiojasi iš policijos paslaptingais laiškais, pamišusiais eilėraščiais ir bauginančiomis užuominomis. Kai jis papasakojo, kaip mirė mano sesuo, mano krūtinėje plyšo širdis. Tačiau šis monstras pasirodo esąs kažkas visiškai netikėto. Denisas Reideris buvo vaikinas, kuris iš tikrųjų niekam nekrisdavo į akis. Jis atvirai kalba apie savo nusikaltimus, dalijasi detalėmis su žurnalistais. Ir aš jo paklausiau, kaip galima nužudyti vaiką? O jis labai abejingai atsakė, kad tai tik šalutinė žala. Kai jis surišdama aukas, jis norėjo matyti jų veiduose siaubą. Susipažinkite su Denisu Reideriu, dar žinomu kaip BTK žudikas. BTK reiškia surišti, kankinti ir žudyti. Ir būtent tai jis darydavo su savo aukomis. Iš pažiūros paprastas bažnyčią lankantis šeimos žmogus ir gerbiamas savo bendruomenės narys. Jis buvo vaikinas, gyvenęs gatvės gale. Iki kol žmogžudystės jo neišgarsino. Nuo 1974 iki 2005 metų Amerikos širdį terorizavo Denis Reideris, geriau žinomas kaip BTK žudikas. Jo žmogžudystės užtemdė Vičitos miestą Kanzase. Kai BTK pradėjo savo žudynių maratoną, miestas pasikeitė. Žmonės pasikeitė. Tamsių fantazijų produktas, Reiderio žmogžudystės dominavo naujienų antraštėse dešimtmečius iki jo sugavimo. Stephenas Kingas savo apysaką Gera santuoka grindė BTK žudiku. Vėliau pagal ją buvo sukurtas filmas. Tiek apysaka, tiek filmas buvo apie moterį, kuri sužinojo, kad jos vyras yra serijinis žudikas. Prieš suėmimą jis mėgavosi savo paslaptingos pravardės BTK šlove. Jis netgi rašė vietiniams naujienų stotims apie savo žmogžudystės. KTKTV buvo šio serijinio žudiko mėgstamiausias kanalas ir jis mus visą laiką stebėjo. Ir mes žinojome, kad jis mus stebi. Jis pats mums tai komunikuodamas sakydavo, kad stebi tik mūsų TV kanalą. Jam patiko girdėti savo vardą per televiziją ar apie jį skaityti laikraštyje. Žinote, jis troško to šlovės, tai jį ir skatino. Žinojimas, kad žmonės nuolat galvoja apie jį ir jo žmogžudystės. Po arešto Reideris pateikė dramatiškus prisipažinimus, o televizijos teismo kameros įrašė jo pasakojimą apie 10 žiaurių žmogžudysčių, kurias jis įvykdė. Ar tai darėte savo asmeniniam malonumui? Seksualinės fantazijos, pone.
Kai jį apklausiau, jis man papasakojo įdomų dalyką. Jis sakė, žinote, kai buvau vaikas pradinėje mokykloje, buvau kitoks nei visi kiti jaunuoliai. Jis pasakė, kai pasiekiau vidurinę mokyklą, aš galvojau, sapnavau ir svajojau apie tai, apie ką jokiam kitam jaunuoliai net nebūtų šovę į galvą. Ir jis pridūrė, tada aš jau supratau, kas ir koks aš esu. Denis Reideris, gimęs 1945 metais, mažame Kanzaso miestelyje, yra pirmasis iš 4 sūnų. Šį vaiką krikštiju Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Jo gyvenimas bus palaimintas. Pasak Reiderio, jo motina nebuvo religinga, bet tėvo šeima buvo pamaldūs liuteronai ir jie kiekvieną savaitę lankydavo bažnyčią. Vėliau Reideris teigs, kad tam tikra vaikystės patirtis suformavo jo elgesį suaugus. Jis teigia, kad motina jam pasakė, jog kartą numetė jį ant galvos. Jis pamėlo, o tai rodė, kad jam trūko deguonies. Jie nesuteikė jam jokios medicininės pagalbos. Ir jo mama po arešto iš tikrųjų susimastė, ar tai nebuvo esminis įvykis, paveikęs jo smegenis ir gebėjime priimti tinkamus sprendimus. Pasak Reiderio, jo mokytojos jį žemino klasėje. Skaityk, kas parašyta lentoje. Džordanas nuėjo į karneivalą. Karnavalas, o ne karnivalas. Karto kartu su manimi. Karnavalas. Karnavalas. Net mano pirmokai moka sudaryti tokius sakinius. Susikaupk. Aš stengiuosi. Tai stenkis labiau. Tavo šeima turėtų labai gėdytis tavimi. Gali būti, jog moteris, supusios Reiderį jo vaikystėje, prieš jį rodė savo galią, būdu, kuris jam ne itin patiko. Mokytoja gėdinusi jį prieš visą klasę ar merginos, kurios jį traukė, tačiau iš tikrųjų jis nežinodavo, kaip prie jų prieiti. Ta neigiamą jausmą tik sustiprino. To pasiekoje, pas Reiderį pradeda formuotis nuomonė apie moteris, kad jos gali jį kontroliuoti, taip kaip jis nenori. Todėl savo galvoje jis pradeda ieškoti būdų, kaip sukontroliuoti moteris jam pirmam. Kad ir kas paskatintų Denisą Reiderį pasukti gyvenime į kairę, jis vis dar saugo tą paslaptį. Ir bijau, kad galime niekada to nesužinoti. Reideris taip pat pareikš, kad per savo tėvo kriminalinius žurnalus jis susidūrė su sadomazochizmu, vergavimu ir moterų dominavimu. Po tėvo automobilio vairuotojo sėdyniai jis aptiko tikrų nusikaltimų arba tikrų detektyvinių žurnalų, kuriuose buvo šokiruotų moterų, surištų virvėmis ir spoksančių į kamerą vaizdų. Mintis apie moterų kontrolę jį traukė. Taigi, žiūrėdamas į šiuos tikrų nusikaltimų žurnalų viršelius, jis susijaudindavo. Jis tariamai pradeda fantazuoti apie merginų persekiojimą. Jis norėtų daryti tai, ką vadino merginų spastais, kažkaip jas surišti. Ir būtent surišimas reiškia didelę kontrolę. Bėgant metams, Reideris išsiugdo moteriško apatinio trikotažo fetišą. Iki 1966 metų, 21 metų Reideris, dabar tarnaujantis Jungtinių Amerikos valstijų oro pajėgose, įprastai vagia moteriškus apatinius. Reideris susidomėjo moteriškais drabužiais ir pradėjo jais persirenginėti. Šį susidomėjimą jis išsiugdė būdamas dar mažas berniukas, liesdamas savo motinos ir močiutės šilkinius apatinius. Vėliau jis vogė apatinius iš savo aukų. 1970 metais atleistas iš oro pajėgų, Denis Reideris grįžta į savo gimtąjį miestą Vičitą, Kanzaso valstijoje. Sveikas sugrįžęs namo. Ačiū, džiaugiuosi sugrįžęs namo. Gerai jūs matyti. Draugai ir šeima tariamai nieko nežino apie tamsias Reiderio fantazijas. Sveikas, Deni. Na štai ir tu. Čia Paula Dietz. Sveika, Paula. Sveika, aš esu Denis. Labukas. Malonu susipažinti. Man taip pat malonu susipažinti. Na, kadangi grįžai namo ir neturi merginos, pamaniau, kad judu su Paula galėtumėte susipažinti ir tiek. Turėtum ją pakviesti į pasimatymą.
1971 metais Denis Reideris ir Paula Deed susituokė. Išoriškai Reideris gyvena normalų gyvenimą, tačiau po paviršiumi jis gyvena slaptą, tamsų gyvenimą ir reguliariai fantazuoja apie surištas moteris. Raiderį labai jaudino ir tai, kaip jis save surišdavo virvėmis. Slapta jis tai darydavo. Dažniausiai persirengęs moteriškais rūbais, jis susirišdavo save arba išeidavo ir užsikasdavo smėlyje. Tada jis jausdavosi tarsi spąstuose. Reideris pradeda dirbti Cessna lėktuvų gamykloje Vičitoje, tačiau dėl mažo produktyvumo vos po 9 mėnesių tenka jį atleisti iš darbo. Denisas Reideris sakė, kad netekęs darbo Cessna gamykloje, jis jautėsi pasimetęs ir pažemintas. Viskas gerai, brangusis. Velniai griebtų. Viskas bus gerai. Mano darbas pakankamai apmokamas. Koks vyras leidžia žmonai save išlaikyti? Tai juk tik laikina. Tu tik taip sakai. Jis norėjo to darbo Cessna ir gana greitai jį prarado. Jis buvo atleistas ir tai jį tikrai nuliūdino. Bėgant metams, Reiderių iškrypusios fantazijos vis stiprėjo bei darėsi įmantresnės, o 1974 metais jis nusprendė savo iškryptus potraukius paversti realybę. Jis lankiojo po apylinkes ieškodamas aukų ir sukūrė tai, ką vėliau pavadins smogiamųjų priemonių rinkiniu. Smogiamųjų priemonių rinkinyje buvo lipni juosta, medvilninės skalbinių bei kanapinė virvės, peilis telefono linijoms nukirpti ir pirštinės. Taigi jis pradėjo sekti Otero šeimą iš dalies todėl, kad pyko, jo gyvenimas jam nesiklostė. Labiausiai nerimą kelia tai, jog Reideris teigė jautęs jo apibūdinimu, kaip demonas vertė jį žudyti. Jis sakė, kad demonas buvo su juo per visas žmogžudystės. Ir tai iš tikrųjų yra viskas, ką apie tai žinome. Ir tai šiek tiek baugina. 1974-aisiais Denis Reideris, netrukus tapsiantis žinomas kaip BTK žudikas, klaidžioja Vičitos gatvėmis, kur pastebi Julia Otero ir jos dukterį Josephine. Jis sužino, kur jos gyvena ir pradeda persekioti šeimą. Vieną antradienio rytą jis nusprendžia veikti. 1974 sausio 15 prasidėjo kaip ir kiekviena kita diena. Šeima pabusdavo, ruošdavosi mokyklai. Ta diena buvo kiek kitokia, nes mano tėvas buvo namuose. Jis gydėsi po avarijos. 3 vyresni vaikai, Charlie, Carmen ir Danny, ruošėsi eiti į mokyklą. Pirmas dalykas, kurį padaro Denisas Reideris, tai nutraukia telefono linijas. Tai taps jo įpročiu ateityje ir įbaugins Vičitos gyventojus. Denis Reideris nežino, kad šeimos tėvas, Josephas Otero, yra namuose ir gydosi po autoavarijoje patirtos traumos. Paskubėkit, kad laiku suspėtume į mokyklą. Džojus, jauniausiasis Otero sūnus, taip pat namuose. Nejudėkit. Palauk. Prašau, tik neskriausk mano vaikų. Jiems nieko nenutiks, jei tik darysi, ką liepiu. Sėskis, sėskis, sėskis dabar pat. Gali imti, ką nori. Gali imti, ką nori. Mes neturime daug. Užčiaupk šunį, kol jo neužmušiau. Gerai, gerai, tik nusiramink. Jei bandysi ten kvailiuoti, jie visi mirė. Supratau. Gerai, tik nusiramink. Eikit į galą. Pasakiau visiems į galą. Reideris įsako tėvui, motinai ir 2 vaikams eiti į miegamąjį. Vienas iš dalykų, kuriais Reideris didžiuojasi, yra tai, kad jis buvo labai atsargus. Tačiau Otero šeimos atveju jis nenumatė, kad namuose bus 4 šeimos nariai.
Tada reideris suriša kiekvieno Otero rankas. Tada jis suriša motiną, suriša berniuką ir suriša Josefiną. Ramiai ir tyliai. Ramiai ir tyliai visi. Tiesiog būkite visi ramūs. Reideris ima smaugti šeimos narius vieną po kito. Jis nesuvokė, kiek jėgų jam reikės tam pasiekti. Juk neužtenka uždėti rankas ant jų kaklo, kad jie uždūstų. Taip nebūna. Manydamas, kad motina Džiulija mirusi, reideris ima smaugti 11-metę Josefiną. Tada jis mirtinai pasmaugė 9-metį Džojų. Jis užmauna jam ant galvos maišą ir apvelka marškinėlius, kad jį pasmaugtų. Reiderio nuostabai, Džiulija atgauna sąmonę ir jis pasmaugė ją iš naujo. Staiga Josefina atgauna sąmonę. Taigi vėl niekas nevyko taip, kaip jis planavo. Reideris pakelia Josefiną ir išneša ją iš kambario. Jis nusiveda Josefiną į rūsį. Ten jis jai pasakė: brangioji, šiąnakt danguje pasimatysi su savo mama. Štai ką jis mums prisipažino, jog pasakė jai. Ji te buvo 11 metų mergaitė, o jis ją pakorė ant vamščių. Reideris mėgaujasi seksualiniu malonumu, kai Josefina miršta nuo smaugimo. Jo sperma randama ant jos kožios, kojinės ir rūsio grindų. Laimiai, detektyvai ją išsaugojo. Tačiau tada dar niekas negalvojo apie DNR. Jie net nežinojo, kas tai yra. Po kelių valandų Čarlis, vyriausiasis Otero sūnus, grįžta namo iš mokyklos. Sesuo Karmen ir brolis Denis, kurie taip pat buvo mokykloje žmogžudysčių metu, jau yra namuose. Atidariau duris ir įėjau. Paklausiau, ar kas nors yra namie. Ir vienas iš mano brolių ir seserų sušuko: Čarli, ateik greitai. Mama ir tėtis mums krečia pokštą. 15-metis Čarli Otero aptinka savo motinos ir tėvo kūnus. Mačiau savo mamą ant lovos ir mačiau, kokioje būklėje ji buvo. Atrodė, lyg kažkas būtų perplėšęs mano krūtinę ir ištraukęs širdį. Mano tėtis gulėjo ant grindų. Pamenu, jis turėjo diržą aplink kaklą, labai stipriai įtemptą ir kandžiojantį kaklą, o jo liežuvis buvo pusiau nukastas. Ir tuo metu supratau, kad nieko negaliu padaryti dėl savo šeimos. Jie buvo mirę. Tiesiog jaučiau, kad mano pasaulis baigėsi. Tuo metu net fiziškai jaučiau skausmą. Į įvykio vietą iškviesta policija. Jie nedelsdami apieško namą ir rūsyje randa Josefin kūną. Ar jis ją išprievartavo? Dar blogiau. Žinote, jis neturėjo lytinių santykių su ne vienu iš šių asmenų. Jis nebuvo seksualiai patenkintas tokiu būdu. Jį jaudino ir patenkino tik kankinimai, kuriuos jis atliko su šiais asmenimis. Jis labai sutrikęs. Turiu omenyje, kad tai jo pirmoji žmogžudystė. Tai gana neįprasta, kad pradedi išsyk su 4 aukomis. Aš viską padariau gerai. Aš viską padariau. Aš viską padariau. Iškart po Otero nužudimo jis nėra tikras, ar jam pavyks išsisukti. Jis nežino, ar jį kas nors matė. Jis mano, kad kažkas ateis jo suimti. Tai per gerai, kad būtų tiesa.
Kai tai neįvyksta, jis pradeda galvoti, noriu tai padaryti dar kartą, bet šį kartą būsiu atsargesnis, nedarysiu klaidų. Sveikutė, Labukas, maniau, kad tu išvykęs. pasiilgau tavęs. Kas tau užėjo? Viskas gerai? Taip, viskas puiku. Džiaugiuosi, kad man pasisekė kiekvieną vakarą grįžti namo pas tave. Vičitos policijai ieškant Otero šeimos žudiko ar žudikų, greitai pasklinda žinia apie kraupias žmogžudystės. Tai buvo siaubingas įvykis, kuris išties sukrėtė Vičitą, nes vėlgi, tai vienas iš dalykų, kurie nutinka rytinėje pakrantėje. Mažoje Vičitoje taip nenutinka, bet tai įvyko ir tai žmonės išgąsdino. Reideris grįžta į savo kitą gyvenimą, vyras savo žmonai Paulai ir jaunimo vadovas liuteronų bažnyčioje. Biblija moko, kad tie, kurie myli, neskriaudžia kitų. Pabaisa, kuri praėjusį mėnesį nužudė tą šeimą, savyje neturi meilės. Todėl turime už jį melstis. Melstis, kad Dievas pasigailėtų jo sielos. Ir melstis už tuos mažuosius, kurie mus paliko. Melskimės. Reideris taip pat studijuoja Vičitos valstybinėme universitete. Ironiška, bet jis studijuoja teisingumo vykdymą vakarinėse paskaitose. Jis taip stipriai norėjo kontroliuoti žmonės, o tai yra vienas iš būdų kontroliuoti, tampant policijos pareigūnu. Dieną reideris persekioja moteris kaip potencialų grobį. Iš tikrųjų, jis gyveno tokį gyvenimą, kokio norėjo, o tiksliau buvo sadistinis seksualinis žudikas. 21 metų Catherine Bright yra vieniša moteris, gyvenanti viena, potencialus reiderio grobis. Jis ieškojo moters, kuri gyvena viena, kad žinotų, jog galės kontroliuoti šį vieną žmogų kaip savo fantazijose. Dabar jis jau turi iš ko mokytis, iš klaidų, kurias padarė su Auterių šeima. Jis planavo, ką jam reikia padaryti, kad tai pavyktų ir kad moteris būtų visa jam. BTK žudikas, Denis Reideris, nužudė 4 Otero šeimos narius ir sukėlė teroro bangą, apėmusią Vičitos miestą, Kanzase. Kai jis nužudė pirmą savo aukas, visi buvo mirtinai išsigandę. Policija turi įtariamųjų, bet nė vienas iš jų nėra Denis Reideris. Niekas jo neįtarė, net jo žmona. Reideris užsirašinėjo Otero šeimos žmogžudystės, kurias vėliau surado policija. Jis taip pat laikė save šiek tiek menininku ir piešė pakariamas moteris. Reideris lanko vakarinės paskaitas Vičitos valstybinėme universitete ir toliau persekioja moteris. Jis turėjo visą rinkinį indekso kortelių, kurias laikydavo savo automobilyje. Ir pamatęs ką nors gatvėje, jis užsirašydavo pastabas. Jis užsirašinėdavo pastabas. Tai buvo jo darbo kambarys. Tai buvo jo užsiėmimas. Kita Deniso Reiderio auka yra Catherine Bright. Jai 21 metai, ji patraukli, gyvena viena ir jis ją persekioja jau kelias savaites. Reideris savo aukas vadindavo projektais, o Catherine vadino projektu užgesinta šviesa. Reideris įsilaužė jos namus pro galinės duris ir laukia, kol Catherine grįž namo. Jo metodas – nutraukti telefono laidus, patekti į namus ir būti ten, kad ją užkluptų visiškai netikėtai. Ko jis negalėjo numatyti, tai kad ji grįž su savo broliu. Taigi dabar jam ir vėl tenka bendrauti su keliais žmonėmis. Nejudėkit. Gerai, mes nenorime jokių problemų. Tiesiog pasiimk, ką nori. Taip, aš irgi nenoriu jokių problemų. Man reikia jūsų pinigų ir jūsų automobilio raktenų. Tai viskas, ką turiu. Eikit ten. Mes tau atidavėme viską, ką turime. Prašau, tiesiog išeik. Liepiau eiti ten. Dabar suriškė. Jei turėsiu tavęs dar kartą paprašyti, prisiekiu Dievu. Taigi jis vėl neįvertino visų dalykų, kurie gali pakrypti blogą linkme. Surišęs Catherine brolį, Reideris savo aukas laiko atskiruose kambariuose.
Ei, kur tu ją vedi? Ei, paleisk mane. Užsičiaupk. Prisiekiu Dievu, aš tave nužudysiu. Tada nužudyk mane. Kevinai, liaukis. Viskas bus gerai. Man viskas bus gerai. Deja, taip nebuvo. Denis Reideris turi išlaikyti kontrolę, o tam jis turi nužudyti ir Catherine, ir jos brolį. Tada Reideris pasmaukė Catherine jos pačios šaliku. Ne, prašau, nereikia. Ne. Patikėjęs, kad ji mirusi, Reideris atkreipė dėmesį į jos brolį Keviną. Kevinas priešinasi jam ir griebėsi ginklo. Šiuo metu Reideris mano, kad viskas baigta. Štai kur aš mirsiu. Reideris sugeba atgauti kontrolę, bei 2 kartus šauna į Keviną. Padėkite man! Kas nors, padėkite man! Atskyręs 2 savo aukas, Reideris prarado situacijos kontrolę. Prašau, maldauju, nustok! Dabar Reideris susiduria su tuo, kad ne tik, kad negavo fantazijos scenos, kurioje jis galėtų visiškai kontroliuoti moterį, tačiau dabar jis turi padaryti savo kruviną darbą kuo greičiau. Reideris kelis kartus smeigia Catherine Bright 20 cm medžioklinį peilį. Jis dar nesuvokia, kad Catherine brolis nėra miręs ir netgi sugeba pabėgti. Denis Reideris vėliau tyrėjams pasakys, kad vienintelė priežastis, kodėl jis panaudojo peilį, buvo ta, kad prarado Catherine Bright kontrolę. Jos brolis ištrūko ir jis turėjo greitai iš ten pasišalinti. Taigi jis nebaigė savo fantazijos apie aukos surišimą ir kankinimą. Prieš išeidamas, Reideris pavogė Catheriną apatinius. Penktoji Reiderio auka, Catherine Bright mirė nuo patirtų sužalojimų. Catherine Bright papjovimas ir jos brolio sušaudymas iš pradžių sukrėtė policiją, tačiau ši nesieja šios nusikaltimo vietos su Otero šeimos žmogžudystėmis, kadangi nužudimo būdas buvo visiškai kitoks. Ji nušliaužė prie telefono, bet jai nepavyko. Telefono linija buvo nupjauta. Nusikaltimo vietos nuotraukose matyti kabantį telefono ragelį. Ji dar bandė išsikviesti pagalbą. Catherine Bright brolis išgyvena po sužalojimų ir pateikia policijai savo sesers žudiko aprašymą. Reideris iš tikrųjų svarstė įsiaiškinti, kur gyvena Kevinas, nueiti ir jį nužudyti, kad pašalintų liudininkus. Wichita Eagle ir vietinės televizijos stotės paviešino Reiderio fotorobotą, tačiau niekas neatpažino, kad tai Denis Reideris. Nesugebėjęs patenkinti savo seksualinės fantazijos nusikaltimo vietoje, Reideris apsivelka aukos apatinius ir atlieka savęs surišimą nuotraukai, kurią policija ras po daugelio metų. Po daugiau nei 5 mėnesių, 1974 metų spalį, policija apklausė 3 vyrus dėl Otero žmogžudysčių. Vyrai anksčiau buvo bausti už seksualinius nusikaltimus. Wichita Eagle galiausiai parašė apie tai straipsnį ir Denis Reideris tai pamatė bei iškart panoro tai ištaisyti, kadangi jis norėjo šlovės už šias žmogžudystes. Denisas Reideris teikia, kad jis nenori švaistyti mokesčių mokėtojų pinigų, matydamas, jog policija suklaidinta bei remiasi melagingais pėdsakais, o tai absurdiška. Reideris parašo laišką, kuriame anonimiškai prisijima atsakomybę už Otero žmogžudystės. Jis įdeda laišką į knygą Wichitos viešojoje bibliotekoje. Tada jis iškviečia žurnalistą, kuris praneša policijai. Wichitos policijos detektyvai randa laišką tiksliai ten, kur Reideris sakė, kad jis bus. Jis parašo laišką apie tai, kad žino, kas nutiko su autoriais ir yra vienintelis žinantis, kas su jais nutiko. Ir jis aprašo visas detalės. Tie 3 idiotai, kuriuos sulaikėte, kalba tik tam, kad gautų viešumo. Jie nieko nežino. Aš tai padariau vienas ir be jokios pagalbos.
Tai buvo pirmasis Deniso Reiderio bendravimas su žiniasklaida ir tuo metu, žinoma, niekas dar nežinojo, kad žudikas buvo Denis Reideris. Visas miestas budrus. Žmonės pradeda įsivedinėti namų apsaugos sistemas. Ir štai kas baisiausia. Denis Reideris įsidarbina ADT apsaugos sistemose. Jis montuoja namų signalizacijas. Kaip ironiška, kad jis montavo apsaugos įrangą ADT. Bet kai pagalvoji, jei būtum jo vietoje, kodėl to nedarytum? Tai būtų tobulas dalykas serijiniam žudikui. Gyvendamas dvigubą gyvenimą, Reideris ir jo žmona Paula 1975 metais susilaukė pirmagimio berniuko. Nuo paskutinės jo žmogžudystės praėjo daugiau nei metai. Mes neieškojome tarp asmenų, kurie atrodė kaip Denisas Reideris. Ieškojome tarp tų, kurie galbūt gyveno vieni, tokių, kurie galbūt anksčiau buvo seksualiniai nusikaltėliai. Ieškojome dalykų, kurie keltų nerimą. Praėjus 3 metams po Otero šeimos žmogžudysčių 1977 metų kovo mėnesį Reideris užpuola atsitiktinę auką. Shirley Bayan buvo atsitiktinė auka. Jis juos nepersekiojo. Jis net nežinojo, su kuo susidurs šiuose namuose. Jis visą tą sadistinį kankinimą sugalvojo kitam asmeniui, kurį persekiojo ir kuris neatidarė jam durų. Denis Reideris apsimeta detektyvu. Shirley Bayan vaikai 8, 6 ir 4 metų įleido Reiderį į namus. Ši 3 vaikų motina buvo nužudyta savo lovoje, o jos vaikai stebėjo iš vonios kambario. Durys buvo iš dalies užrištos virve. Vaikai pro durų plyšį mato, ką jis daro, taigi jiems tai gana traumuojanti patirtis. Po kelių mėnesių, 1977 metų gruodį, Reideris nužudo 25 metų Nancy Fox. Šį projektą jis pavadino Lapės medžioklę. Nancy Fox incidente iš esmės nieko blogo nenutiko. Ji buvo jo tipo, jis ją persekiojo, jis žinojo, kur ji dirba, jis žinojo jos rutiną. Ir tai yra tas atvejis, kurį jis iki šiol laiko tuo, kuris pasiteisino, kuris labiausiai atitiko jo fantazijas. Reideris pripažino, kad buvo ekstazės būsenoje, po to, kai pasmaugė Nancy Fox. Taigi jis žengė dar vieną drąsų žingsnį. Jis praneša apie savo nusikaltimą policijai. Jis norėjo įsitikinti, kad kūnai bus rasti, kad žmogžudystė yra atskleista ir kad jis galės džiaugtis iš naujo išgyvendamas viską, ką apie tai pranešinėjo žiniasklaida. Iki 1977 metų pabaigos BTK žudikas per 4 atskirus incidentus nužudė 7 žmonės. Deja, policija vis dar neturi jo vardo jokiame įtariamųjų sąraše. Štai vaikinas, kuris su mumis ėjo į kiną, su mumis ėjo į maisto prekių parduotuvę, buvo su mumis visomis šio žodžio prasmėmis, jis buvo mūsų bendruomenės dalis. Kalbant apie Nancy Fox, mes vis dar nežinome, kas buvo panaudota jai pasmaugti, bet manome, kad tai buvo diržas ar koks nors kitas drabužis. Įtariamasis pasiėmė nuo žudimo ginklą? Panašu, kad taip, bet to naktiniai marškiniai prie jos galvos buvo su spermos dėmėmis. Ar ji buvo išprievartauta? Ne. Taigi jis masturbavosi su jais? Taip, ponė. Ir tada paskambino tas ligotas keistuolis, kad praneštų apie tai. Praėjus keliems mėnesiams po Nancy Fox nužudimo, Denis Reideris nusprendžia išsiųsti laišką televizijos kanalui KGTV. Jis rašo, kad yra Otero šeimos, Catherine Bright, Shirley Bayan ir Nancy Fox žudikas. Vis dar girdžiu, kaip ji maldavo pasigailėjimo, iki kol virvė ją sugrebė. Ji bejėgė. Mano miegas dėl to nesutriko.
Policija dabar patvirtino, kad susidūrė su serijiniu žudiku. Policijos viršininkas pasirodė mūsų eteryje ir pasakė: ponios ir ponai, turime laisvėje serijinį žudiką. Vičitos policija ir FBR paskelbė, kad žudikas turi naują slapyvardį – BTK žudikas. O BTK reiškia pirmasias raides reiškiančias žodžius surišti, kankinti ir nužudyti. Vieta tapo nerami. Žmonės negalėjo grįžti namo ir manyti, kad viskas bus taip pat. Jie tikrindavo, ar jų telefono linijos nenutrauktos. Jie eidavo vidun, galbūt su kitu asmeniu, kad įsitikintų, jog viskas saugu. Policija seka tūkstančius užuominų, tačiau jos niekur nenuveda. Ir tada staiga žudynės liovėsi. Denis Reideris grįžta į savo vedybinį gyvenimą su Paula. Dabar jie turi sūnų ir dukrą. Šeima lanko liuteronų bažnyčią, kur Reideris užsitarnavo lyderio statusą. Nors jis ir toliau tykoja ir persekioja potencialias aukas, tačiau jis nesima jokių veiksmų, jau daugiau nei 7 metus. Yra klaidinga nuomonė, kad Denis Reideris tiesiog sustojo. Jis vėliau sakys, kad tai buvo panašu į žvejybą. Tai jo metafora. Žvejys išeina į žvejybą, tačiau kartais grįžta ir nieko nepagavęs. Ir ne todėl, kad jis nustojo žvejoti. Jam tiesiog nepasisekė. 1985 metais balandį Reideris vėl pradėjo žudyti. Reideris ryžtasi drąsiam žingsniui ir nužudo 53 metų kaimynę, Maureen Hedge. Po daugiau nei metų, 1986 metų rugsėjį, Reideris nužudo 28 metų Viggy Vigil. Vėliau po daugiau nei 4 metų, jis nužudo 62 metų Dolores Davis. Reideris ją išmeta po vietiniu tiltu ir prieš išeidamas nufotografuoja jos kūną. Praeis metai, kol policija susijęs paskutinės 3 žmogžudystės su BTK. 1991-aisiais BTK žmogžudystės oficialiai priskirtos prie neišaiškintų bylų. Tačiau tai nesustabdo Vičitos gyventojų nuo svarstymų, kas nutiko BTK žudikui. Maniau, kad jis arba įkalintas, arba miręs, arba išsikraustė iš šalies, arba jam kažkas nutiko. Bet vietoj to jis buvo čia pat, stebėjo mus ir matyt planavo ateitį. 2003 metų pabaigoje ir 2004 metų pradžioje, artėjant 30-osioms 1974 metų Otero žmogžudysčių metinėms, žiniasklaida rašo istorijas apie serijinį žudiką, kuris po 3 dešimtmečių vis dar lieka paslaptimi. Nagi, tėti. Ne? Tu nenori pasisukusio angelo, ar ne? Ne, viskas gerai. Praėjo 30 metų nuo tada, kai liūdnai pagarsėjęs BTK žudikas nužudė savo pirmąsias aukas – 4 Otero šeimos narius. Nors jo žiaurūs nusikaltimai sukėlė sukrėtimo bangas visoje Vičitoje, jo tapatybė iki šiol lieka paslaptimi. Negaliu patikėti, kad jie jo dar nesugavo. Tikiuosi, kad kažkas jį nužudė. Žinau, kad aš tai padaryčiau, jei kada nors jį pamatyčiau. Jaunesnysis. Denisai, Nagi, vakarienė vėsta. Gerai, visi susirinkite. Manau, daugelis žmonių vertindami situaciją sako, kaip jie galėjo nežinoti, kad jis gyvena su jumis. Jūs jį labai gerai pažinote. Turėjote matyti, kad kažkas vyksta. Tačiau jis buvo toks įgudęs savo gudrybėse, kad jo šeima tiesioginė prasme nieko nenutuokė. 2004 metų sausį laikraštis Wichita Eagle paskelbė 30-mečio istoriją. Straipsnyje reporteris mini, kad vietos advokatas rašo knygą apie BTK žmogžudysčių bylas. BTK tai nepatiko. Jis nenorėjo, kad kas nors kitas kontroliuotų jo istoriją. Taigi jis nusiunčia laikraščiui vienos iš savo aukų vairuotojo pažymėjimą, apie kurį mes net nežinojome. Tai Vicky Vegerle vainuotojo pažymėjimo kopija ir 3 Polaroid nuotraukos, kuriuose jį surišta ir guli ant grindų skirtingose pozose. Ant voko yra tuščio pastato grąžinimo adresas ir vardas Bill Thomas Kilman, kurio inicialai yra BTK. Iki šiol policija nesiejo Vigil žmogžudystės su BTK. Žudikas, kuris metų metus tylėjo, staiga vėl pasirodė. Žinoma, galime atskleisti istoriją, tačiau didžiulė naujiena buvo Deniso Reiderio pasirodymas, kai vėl pasirodė BTK serijinis žudikas.
Per ateinančius 11 mėnesių reideris pasirinktinai palieka užuominų apie žmogžudystės mieste. Reideris tai vadina savo katės ir pelės žaidimu su policija ir žiniasklaida. Viena užuomina yra prie vamzdžio pritvirtinta lėlė. Reideris palieka ją policijai pusryčių dribsnių dėžutėje. Jis simbolizuoja jaunos Josephine Otero nužudymą. Tačiau didysis proveržis įvyksta, kai reideris pradeda bendrauti su policija per skelbimus Wichita Eagle. Netiesiogiai jis užduoda jiems labai keistą klausimą. Pažiūrėk į tai. Ar galite atsekti diskelį, leitenante Landwire? Tik būkite sąžiningas. Pagarbiai, Reksas. Ar jis rimtai? Ką nori daryti? Paskambink laikraščiui. Tegul jie įdeda skelbimą Reksui. Reksai, viskas bus gerai. Bus padaryta. 2004 metais ir 2005 metų pradžioje serijinis žudikas Dennis Reideris siekia išgarsėti kaip BTK žudikas. Jis manipuliuoja policiją ir žiniasklaidą, palikdamas piešinius, eilėraščius ir įvairias užuominas. Keisčiausia šioje byloje yra tai, kad kai kurie serijiniai žudikai tiesiog nori toliau žudyti ir nenori jokios viešumos. Jie tiesiog nori likti nepastebėti. Šis serijinis žudikas buvo tiek pat priklausomas nuo žudymą, kiek ir nuo žmogžudystės viešumos. Akivaizdu, kad jis palaiko ryšius su žiniasklaidos atstovais, vietinė naujienų stotimi ir vietiniu laikraščiu. Taigi dabar jiems susidarė įspūdis, jog jis turi gerbėjų klubą. KKTV tapo istorijos dalimi, nes jis bendravo su mumis visus šiuos metus, nes jam patikome. Ir mes bendradarbiavome su Vičitos policijos departamentu ir FTB per šį ilgą laikotarpį. Taigi dabar mes buvome istorijos dalis. Didžiausias lūžis įvyko 2005 metų vasario 16 dieną, kai Vičitos televizijos stotis gauna diskelį. Reideris pavargo daryti kopijas ir norėjo įrašyti savo dokumentus į diskelį, tačiau nerimavo, kad policijai pavyks jį susekti. Taigi per laikraščio skelbimą jis paklausė, ar policija galėtų susekti diskelį, ir jie per kitą laikraščio skelbimą atsakė ne. Kad ir kaip beprotiškai tai skambėtų, reideris pasitikėjo policiją. Tikėkime, kad čia kažkas yra. Negaliu patikėti, kad jis prarijo kabliuką. Diska metodo mėnese tyrėjai rado Kristaus liuteronų bažnyčios pavadinimą ir dokumentą, kuris buvo pažymėtas, kaip paskutinį kartą modifikuotas Dennis vardu. Jie Google paieškoje įvedė Kristaus liuteronų bažnyčią, Park Cityje, o tinklalapyje pamatė jo kaip bažnyčios prezidento ir valdybos pirmininko veidą. Policijai reikia daugiau tiesioginių įrodymų, kad galėtų sulaikyti reiderį. Jie gavo orderį ištirti DNR iš pap tepinėlio, kurį reiderio dukra davė Kanzaso valstijos universiteto medicinos klinikoje, kur jis studijavo. Taigi įgavome pap tepinėlio profilį, žinojome, kad asmens, kuris davė pap tepinėlį, tėvas yra BTK žudikas. Kriminalinė laboratorija sugebėjo suderinti DNR iš 3 skirtingų vietų – Otero šeimos namo, Nancy Fox buto ir Vicky Vegerle nagų nuospaudų. Tai kartą ir visiems laikams patvirtino, kad Dennis Reideris buvo BTK žudikas. Nejudėk! Rankas, kad jas matyčiau. Išlipk iš automobilio. Gulk ant žemės, tuojau pat. Gulk ant žemės, tuojau pat. Po suėmimo policija apieškojo reiderio namus ir biurą. Tarp inkriminuojančių įrodymų jie rado pornografinės medžiagos, atvirų piešinių ir surišimo reikmenų. Policijos apklausų metu reideris prisipažino įvykdęs 10 žmogžudysčių, įskaitant 2, kurių policija dar nesiejo su BTK. Tai yra 1985 metais įvykdytas Maureen Hedge nužudymas, bei 1991 metais įvykdytas Dolores Davis nužudymas. Jo šeimai buvo tikras šokas, kad jis įvykdė 10 žiaurių žmogžudysčių. Žmonės manęs klausinėjo apie jo žmoną.
Kaip galima taip ilgai gyventi su žmogumi ir nieko nežinoti? Jis tvirtina, kad ji nežinojo. Esu įsitikinusi, kad ji nežinojo, nes taip ji ir yra išreiškusi. Paula Reider greit išsiskyrė po vyro arešto. Prieš teisėją ir televizijos kameras Reideris pateikė šiurpias detalės apie kiekvieną įvykdytą žmogžudystę. Tai buvo stulbinantis jausmas. Jausmas, kurį jis paliko, buvo toks. Štai ką aš pasiekiau savo gyvenime. Žudžiau žmonės. Ir štai kaip aš tai padariau. Ir tai buvo tarsi dailininkas aprašantis paveikslą. Ir jis tuo taip didžiavosi. Smaugiau ponę Otero, iki kol ji užmigo. Ar tiksliau prarado sąmonę. Maniau, kad ji mirusi, tačiau ji tik neteko sąmonės. Tada aš pradėjau smaugti Josefinę. Ir kai jis papasakojo, kaip mirė mano sesuo, tai buvo išties labai blogai. Tikrai, labai blogai. Toks jausmas, kad mano krūtinėje plyšo širdis. 2005 metų rugpjūtį Denisui Reiderui skiriamos 10 iš eilės įkalinimo iki gyvos galvos bausmės. Kai viskas baigėsi ir jam buvo skirta bausmė, aš pajutau palengvėjimą, žinodamas, kad tas vyras daugiau niekada neišeis į laisvę. Reideris įkalintas Eldorado pataisos namuose, į šiaurę nuo Vičitos. Jo šeima jo nelankė nuo pat arešto. Jis beveik visą parą praleidžia kameroje. Manau, jis gauna valandą laiko pasportuoti. Kartą per savaitę nusiprausia po dušu, žiūri televizorių. Nežinome, kas privertė jo gyvenimą taip pasukti į kairę, kas pavertė jį monstru. Ir aš tikiuosi, kad prieš jam mirštant, kvalifikuoti žmonės kažkaip galės išanalizuoti jo smegenis ir pasakyti, kokia buvo to posūkio į kairę priežastis. Nes kol to nežinosime, tol neišspręsime Denis Reiderio bylos. Ji vis dar atvira. Klausimas, kodėl jis tai padarė?